Mylimieji, bičiuliai, žiūrintys mano mokymus YouTube, esu Algimantas, jau jūs turite žinoti šitą vardą, seniai laikas. Taigi, mano mylimieji bičiuliai, o dabar jums tinka šitai pasakyti. Esam gyvojoje šventovėje. Parodysiu aš jums. Gal sudirbės kamera, bet tiek to. Pasižiūrėkit, kaip atrodo mūsų gyvoji šventovė. Kiek šviesos. Taigi šviesos yra šventovė. Čia jums ne bažnyčia, kur tamsa. Tamsa yra kur? Ritualuose. Ritualuose. Tada negali atverti asmenybė savęs, pabust dvasioje, nes ašgi esu dvasia. Manot, kad aš esu va šitas kūnas? Ne, čia yra priemonė. Šiandien atvažiavau į šventovę motociklu. Išmokau važiuoti. Išlaikiau teisės iš 8 kartą. Štai taip. O kūrėjas man sakė, tai tau iššūkis. Tu pamatysi, koks yra skirtumas važiuoti motociklu. Tai ne automobiliu, kur karkasas visas atskiria tave nuo aplinkos. Tu esi aplinkoje pats. Tai man primena, kai man buvo suteiktas minties derintojo projekcinis vaizdas, kad aš buvau visatoje. Esu visatoje, ne kosminėje kapsulėje. Visatoje, tiesiog pats. Ir mane pasuka į vieną pusę, į kitą pusę. Tuo tarpu į kairę pusę jau daugiau pasukus, negaliu žvelgti. Tokia akinanti šviesa. Ir kas ta šviesa? Aš paklausiau rojaus tėvų. Sako, tai mano buveinė. Bet joje tiek spindėjimo yra, kad akina materialų žvilgsnį. Žodžiu, manęs ir negalėjo pasukti. O dabar šitas ženklas, kūrėjo, rojaus trejybės aš esu. Matot, viduje yra baltas skritulys. Štai čia yra rojuje tas susiliejimas trijų asmenybių, trijų šaltinių ir centrų iš rojaus trejybės. Susiliejimas dvasioje absoliučiu lygiu. O tas melsvas fonas, tai yra visuminės dievybės galia ir tas grybšnys. Aš esu. Kada skaitysit ir pamatysit vien tik didžiosiomis raidėmis parašyta, aš esu. Štai ir žinokit, tai yra toji galia. Visuminė dievybė. Ir ji veikia per rojaus trejybę. Ji save virpesiais iš aukšto energinio dažnio nužemina iki rojaus trejybės dažnio. O rojaus trejybė veikia per savo vaikus, sūnus ir dukras. Dar daugiau nužemindama tos jau nužemintus virpesius. Pagal poreikį. Havonos dieviškoji, amžinoji, centrinė visata turi aukščiausio dažnio virpesius, nes ji nėra evoliucinė. O kosmose jau prasideda evoliucinis planetų ir sukūrimas šalia architektūrinių sferų, kurios sukūriamos vien tik tai iš kūrėjo energijos. Iš to paties rojaus. Iš kūrėjo vidaus. Viskas yra energiniai virpesiai. Prieš keletą dienų man paskambino apie 10 metų nebuvusi mūsų sakykime, užsiėmimuose, jau aš išsikėliau į Kauną tai neseniai, prieš porą metų,
bet mokytojų namuose jau ne vienerius metus, kaip nebevyksta užsiėmimai. Tai štai jį man paskambino, mes šnekėjom, gal apie kokį 40-50 minučių. Ir jinai manęs klausė, ar tai nėra beprasmiška? Niekas nesikeičia, niekas neina į gerąją pusę, neturiu su kuo net pasikalbėti savo lygiu. Niekas nesupranta. Aš sakau, tavyje yra seklus įtikėjimas, reiškia ryšys su kūrėju yra sutrukinėjęs. Kaip tai galima sakyti? Niekas nesikeičia, o tu nesikeiti, tu pati keli savo klausimus giluminius, reiškia keičiasi tavo vidus. Taigi natūralu, tu dedi pastangas. Aš jau maniau, kad jinai, niekada nepasirodys. Bet jis surado mano telefoną, gavo telefoną, paskambino ir aš ją aiškinu, kas yra iš tikrųjų kūrėjo sumanymas. Negali būti tokio klausimo, kad tai yra beviltiška. Kaip gali būti beviltiška? Mes esam kūrėjo sūnus ir dukros, atradę patį kūrėją ir mes neturim vilties, prarandam viltį. Tai koks mūsų tada gyvas ryšys su pačiu kūrėju? Jeigu nustelbia mūsų aplinka, kuri žaidžia tą žaidimą, koks yra tai aplinkai prieinamas ir suprantamas. Betgi mes esam kūrėjo iškelti virš tos aplinkos, jeigu mes turime viduje gyvą ryšį su kūrėju ir įtikėjimo gelmę, kurią reikia gilinti visą laiką. Mats kūrėjas visą laiką sako, dažniau su manim bendrauk, nuoširdžiau bendrauk. Aš su juo bendrauju nuolat, bet jis visuomet pasako daugiau. Nors man yra tai kasdiena, galima sakyti, kiekvieną akimirką. Bet to neužtenka jam. Dar daugiau. Ruoškis, laukia darbai. O man sako, beviltiška. Na, mylimieji, šitaip išgirsti iš tų, kurie Urantijos knygą studijavo ar studijuoja, kurie skaito kitus dvasinius apreiškimus. Štai, visi tie apreiškimai, jūs, YouTubininkai, žiūrėkit, meilės galia, kūrėjo apreiškimai, mokymai jums, Kristaus knyga. Kalbu jums vėl. Ką reiškia? Reiškia, kad aš jums kalbėjau, jūs manęs neišgirdot. Dėl to aš kalbu jums vėl. Atkreipkite dėmesį, YouTubininkai. Gyvoji tyla, kūrėjo knyga. Gyvoji tyla. Nemirusi, ne kapinių tyla. Gyvoji. Akimirkos amžinybė. Akimirka yra amžinybė. Štai koks yra sugretinimas. Pavadinimai yra visi kūrėjo sugalvoti. Ir man taip pat perduoti, kaip ir tie mokymai. Ir štai tas nuostabus epochinis apreiškimas. Urantijos knyga. Čia jau yra tų dvasinių asmenybių pagal savo rangą pateikti dokumentai. Štai, mano mylimieji, kas tai nepasikeitimas, kad jūs turite tokias šviesos knygas. Su jomis jūs galite jaustis drąsiau, ryžtingiau, žinot kryptį,
Kur surast kūrėją? Netoli už kalnų, už 9 jūrių ir marių. Ne, savyje. Rodau į savo kūną. Viskas vyksta per smegenis. Per smegenis, per protą. Todėl aš tiesiog, galima sakyti, springstu tais kąsniais, kokius kandu kaip gyvąją duoną iš kūrėjo ir gerdamas gyvąjį vandenį iš kūrėjo. Kiekvieną šaukštą semdamas medinį, ne metalinį, sriubos lėkštę. Geriu tą gyvąjį vandenį iš kūrėjo. Kiekvieną kartą. Dėl to ir yra nuostabu šitas evoliucinis procesas ir šitie visi patyrimai. Kokie siaubingi bebūtų, jie yra patys šviesiausi, nuostabiausi. Jų sugalvoti negalima. Jie mums jau yra sugalvoti, pateikti. Tai mums tik reikia būti savimi. Tai kas gali būti nuostabiau, kaip tie šėtonininkai, kurie nori naikinti visus ir pradėjo tą daryti. Štai tokioj tamsioj terpėj švytėti kūrėjų, išlikti savimi kaip kūrėjo sūnumi arba dukra. Kas gali būti nuostabiau? Jums sugalvoja, sakykim taip, aš kaip, pasakysiu, senas motociklininkas, ne stažu, amžiumi, reiškia išmintimi. Jeigu vien tik tai važiuoti asfaltu, neišmoksi važiuoti vieškeliu. Reikia mokytis ir ten važiuoti, bet tengi jau yra nepatogu, gali parvirsti, paslysti. O ką daryti, jeigu išvažiavai, lietus lyja? Aš dar dabar tai per lietų nenoriu važiuoti, nebijau. Nenoriu purvinti motociklo, jis naujas. Bet reikės, ką darysi, reikės įgūdžių tokių. Tai štai, mums visą tai duoda visos tos pseudopandemijos, visos tos rinkimų programos, tai yra apgavystė. Ir man įdomu, kaip yra scenarijai rašomi. Nieks neskaito tų programų. Bet visi tiki, kad jie padarys geriau. Mylimieji, sakau YouTubininkams, kol nebus urantai, Lietuvos ne tik tai dvasiniai vedliai, bet ir politiniai, ekonominiai, visuomeniniai, tol viskas risis į bedugnę dar sparčiau. Bet tai yra iššūkis urantams. Ir tai nuostabus bus patyrimai, kokių jūs dar neįsivaizduojat. Nors tie, kurie nėra urantai, jiems bus katastrofa. Katastrofa. Nieko nepadarysi. Kelias atviras, prašom. Yra urantai, ateikit į šventovę, ateikit, atraskit kūrėją savo viduje, pamatysit, kokia teikia ramybė, kokia teikia galią, ryžtą, sustiprinimą ir išmintį, nes kūrėjas yra išminties šaltinis ir centras. Štai be šitos išminties jūs eisit šiandien į rinkimus, kvailystė tie jūsų rinkimai, jūsų apgavystė, o jūs ir tikit. Yra kūrėjas vienintelis, kuriuo galima ne tik tikėti, bet įtikėti jį, pasitikėti juo, nes jis yra vienintelis nekintantis. Dėl to galima remtis, tas pamatas yra visada tvirtas, šviesus, skaidrus. Jisai yra
evoliucijos šaltinis ir centras tam, kad geriau būtų visai kūrinyjei. Ir kūrinyje eina tuo keliu. Išskyrus tas planetas, kuriuose vyko maištas. Arba vietinėse sistemose, taip pat žemiausi, toliausia nuo kūrėjo buveinės rojaus esantis kūrinijos dariniai. Dėl to juose įmanoma padaryti daugybę klaidų, kadangi kurie suteikia laisvą valią, ir tuo pačiu net ir beprotybė, dvasinė prasme, maištą prieš patį kūrėją, gerovės šaltinį. Štai šitame pasaulyje tas maištas 200 000 metų vyksta. Vietinėje sistemoje šitas maištas buvo sustabdytas Kristaus įsikūnijimu, kada jis atsilaikė prieš Šėtoną ant Hermono kalno. Tačiau šaknys, ataugos, jos ir čia, šitoje planetoje yra ir jos gilios. Jos turi 200 000 metų patyrimą. Štai ką reiškia šaknis išrauti. Jos neįsirauna taip lengvai. Bet su kūrėju viskas yra padaroma pagal kūrėjo evoliucinio plano sumanymą ir kiekvieno individualų įnašą. Į kūrėjo banką. Esat girdėję tokį pasakymą iš Naujojo testamento. Tame banke niekas nepradingsta. Niekas. Čia jums net Svetbankai ar Sebbankai, skandinavų apgaulės instrumentai. Tik kūrėjas yra vienintelis patikimas bankininkas. Štai mano mylimieji. Ir būtent jis prieš 500 000 metų sumanė, kaip apšviesti žmonės, tuos laukinius, sumanė. Ir apšvietė, panaudodamas kreditą prieš 500 000 metų. Išmokė žmonės panaudoti kreditą. Bet visa tai buvo daroma visumos geroviai, kad tai nebūtų keitimasis barterių, daiktais, bet tai gali būti daroma kredituojant. O ką padarė iš to tas buvęs dvasinis planetos vadovas Kaligastija, prisijungė prie Liuciferio ir Šėtono maišto vietinėje sistemoje ir tas maištas apėmė mūsų planetą. Daugybė ir dvasinių asmenybių parėmė maištą. Įsivaizduokit, tai dvasios ir serafimai ir tarpinės būtybės mums nematomos parėmė tą beprotybę. Dėl to šiandien ir turite bankus ir skandinavų bankus, kurie lupikauja. Kūrėjo sumanymas buvo padėti žmonėms išsilaisvinti iš barterinių mainų, bet nelupikauti. O dabartinė civilizacija bankus pavertė pelno mašinomis. Jiegi viską daro. Atiminėja namus, kurios kreditavo, kad žmonės pasistatytų, kurie neišgali tų kreditų grąžinti. Štai, mano mėly, esate tie bejėgiai, be kūrėjo ką nors pakeisti. Ir nepakeisite. O viskas tik blogės. O mes keičiam į gerą pusę pagal kūrėjo evoliucinį planą, kad gerovė būtų visumai. Visumai. Mes esam neatskiriama visos kūrinijos maža ląstelė, žmonija. Visa žmonija, tai yra maža kūrinijos ląstelė, aguonos grūdelis. Kūrinija žengia ritmingai ir žengia kūrėjo ritmu. Žmonija žengia
prieš kūrėjo ritmą. Mes orantai žengiam taip pat kūrėjo ritmu. Ir dėl to ateitis yra kūrėjo mums jau suteikta. Tik laiko klausimas, kiek laiko įsiterps, kol mes būsime tie šviesos vedliai jums visiems. Visiems. Ir jūs galite tapti tuo šviesos vedliu, nes aš ruošiu dvasinius mokytojus visai planetai, visai žmonijai, visiems musulmonams, sektantams, katalikams, stačiatikiams, sentikiams, mormonams, nesvarbu, kokios sektos bebūtų. Virš visų esu iškeltas kūrėjo mokymais, apreiškimais, kuriuos aš gaunu ir skelbiu, kūrėjo žodį. Ir šitas žodis, ką aš jums sakau, įsiklausykit. Tai yra kūrėjo žodis jums visiems. Aš tuščiai nekalbu.